Vedrių ir Kazokų piliakalniai. Per švedų karą su rusas, tuose piliesi, kur yra Vedrių kaime, apsigyvena šveda. Ani šeimininkavo ir su žmonėmis nesiskaitė. Pasako, kad lunguo prie pilių akmenuos atkrungė ganydavo arklius. Ta lunga, katruo šveda ganydavo arklius, priklausė kunigaikščiui Norvila. Norvila, neapsikinsdamas švedų savivaliavimą, sugalvoja, kaip švedus išginti. Saka, kad Norvila paslapčiomis augina eržiliuką. Anun lava gerą šierį. Kai peržils užauga, Norvila išleido anun iš staldą ir nuvarė prie švedų arklių, kur ganėsi lunguo. Eržiliuks visą laiką buvo augintas viens. Tai uns pradėjo švedų arklius kandžioti, spardyti, pakilo didžiausias triukšmas. Šveda, išgirdint tokį triukšmą, sulėkė pažiūrėti, kas pasidarė anų arkliams. Buvo kunigaikštis Norvila jau buvo sušaukti žmonės, kad jį primuštų švedus. Kaip tik šveda išlėkė pažiūrėti arklių, vienį lietuvę sulėkė į pilį ir muša tin pasilikusius švedus. Kiti išgainėjo lauke, o tam šveda iškrausti iš pilikių. Žinau vieną piliakalnį, katras ir Kazokų kaime ant akmenuos upės kranto. Tun kalną vadin Kazokų pilių kalną. Senovės žmonės saka, kad tas kalnas ir supilts švedų. Tun pilį supylė šveda. Ani gyvena rūmuose po žemės. Atjojant žemaitę, švedus užrūkė kaplapės iš urvų. Už tun, kad ani plėšikavo.